Nėra problemos, kad Lietuva praradusi savo nepriklausomybę ir Briuselio biurokratų turi klausyti. Tai tautininkam čia nėra problemos ir nėra problemos, kad Vėgėlė pritarė. Taigi mes privalome klausyti per europinę integraciją, Briuselio nurodymai yra viršesni. Mes privalome būti NATO sudėtinė dalis. Tai tautininkai Gražulio partijos pritarė jam. Kaip visą laiką jo argumentas yra, čia visų tų vatų argumentas, mes iš ES ir NATO taigi turim pasitraukti, bet iš ES tai tikrai turim pasitraukti. Jis aišku visą protą ten, kad aš balsavau už ES, bet mus apgavo ir nupirko balsus, okay. Bet realiai tas argumentas, kad kadangi ten įstatymų viršenybė yra, kaip čia, Europos, jeigu jie nuspręstum, tai techniškai mes turėtumėm paklusti, įstatymų viršenybė yra, tai parodo, kad mes esam visiškai priklausomi, savo nieko neturim, kaip čia sprendimų priėmimų ir panašiai. Bet tai nėra teisybė. Kaip ta išvada nėra teisybė. Ir mano analogija, man atrodo, labai gerai veikia. Jeigu tu stoji į krepšinio, pavyzdžiui, komandą, kaip laisvas žmogus stoji į krepšinio komandą, ir tu net gali pasirašyti sutartį, ar stodamas į komandą, tu turi suprasti, kad jeigu tu žaisi komandai ir tu neklausysi trenerio, kad tu useless, nieks nenori tavęs, o tu nori tą komandą žaisti, tai tu sutinki tada, žiūrėk, gerai, aš žaisiu komandą, nes aš labai noriu, aš sutinku, kad trenerio klausysiu. Kad treneris turėtų tą paskutinį žodį, galų gale, jeigu nesutarimai bus, kad galų gale treneriui moka pinigus už tai, kai jis treniruotų, ar, kad jie priimtų tą sprendimą. Tai, okei, tu sutinki savo laisvo norus šitom sąlygom. Jeigu tau nepatinka, tu gali išeiti iš tos komandos. Bet šitoje vietoje ateina Vaitkus ir sako, matot, tu neturi laisvos valios. Treneris paskutinį žodį pasakys. Tu gali turėti kokią nori nuomonę, bet treneris, ką lieps, tu tą ir darysi. Ne. Jeigu treneris lieps man žmogų užmušti, tai ne, aš tada nebenorėsiu toje komandai būti ir išeisiu. Bet jie, žinoma, yra nulio IQ zombiai ir jie tiesiog puikiai tą naudoja savo naratyvams, kad mes norėjome Europos Sąjungą, mes prašėmės, belenkiek visko pastangų įdėjom, Lietuva įdėjo, kad mes įeitume į Europos Sąjungą. Europos Sąjunga mums davė belenkiek naudos ir dar iki dabar duoda. Kaip gyvenimas čia pagerėjo ir kaip Lietuva patobulėjo visom prasmėm yra didelė dėka Europos Sąjungos ir NATO. Praškai visa ir mes norim čia būti. Ir lygiai taip pat kaip treneriui, taip mes sutinkam, kad galų gale turim kažkokią tvarką turėti. Bet tai nereiškia, kad mes sektumėm, jeigu mums lieptų, nežinau, civilių žudyti ar dar kažką. Ne, kad mes galim nesutarti, tai aišku galim nesutarti. Bet tai nereiškia, kad, mes savo valios neturim dar kažką. Ir jo, galų gale, mes turim vykdyti kiek įmanoma vieningesnę, nes mes nenorim, kad ES nustotų funkcionuoti vien dėl to, kad šalis tiesiog nusprendė kitaip ir jos stabdo visą procesą, nepaklūsta niekam, tai tada tu nepriklausai ES, tu nenori komandai žaisti. Bet Vaitkaus šitas naratyvas ir visų tų lekstučių, vatnikų naratyvai nesikeičiau eilę metų ir tai tinka visiškai brandedams, bet aš tiesiog norėjau paaiškinti šitą.